Planas gyvenimas. Ieškom savo laisvės formulių. Šiame epizode kalbuosi su Indre Širkiene. Instagramo platybėse plačiau žinoma kaip socialinių tinklų rinkodaros specialistė. Indrė su manim dalinasi jos laisvės formulę, kuri jai yra apie 3 dalykus. Dirbti kiek nori, iš kur nori ir jai svarbiausia, su kuo nori arba nenori. Jeigu įdomu, kaip mūsų įsitikinimų galia gali paveikti ir mūsų planą gyvenimą arba mūsų laisvės formulę, labai kviečiu klausyti. Labas, Indre. Labas. Jeigu kas nors ką tik klausė praeito epizodo, tai mes tęsiam toliau ir kaip tik ką tik per pertrauką įvardinai man savo 3 laisvės, tai dabar įgarsink visiems jas dar kartą. Kas tos laisvės, kurias tu šiandien jautiesi pasiekus? Tai šiandien manau, kad esu tikrai pasiekusi laisvę dirbti nepriklausomai nuo lokacijos. Taip pat esu pasiekusi laisvę dirbti bet kuriuo metu, kada man yra patogu. Čia kalbu apie valandas, apie dienas, savaitės dienas galbūt. Ir trečia laisvė tai yra dirbti su tais projektais, kuriais aš noriu dirbti. Ir atvirkščiai, nedirbti su tais, su kuriais nenoriu dirbti. Tai man atrodo, šita bent jau trečioji laisvė man yra pati svarbiausia ir turbūt reikšmingiausia. Dirbti iš kur nori, kada nori, su kuo nori. Tobula. Tai dabar nebe močiutei savo, o visiems prisistatyk, kas šiandien esi ir ką veiki. Tai aš esu Indrė, socialinių tinklų rinkodaros specialistė ir padedu verslams bei kitiems specialistams plėsti jų klientų ratą per socialinius tinklus. Ir tą darai jau, kaip ir sakei, kažkur 4 metus. Tai per šitą etapą, visus tos 4 metus, turi kokių nors tokių, nepavadinčiau tamsiausių, bet galbūt sunkiausių dalykų, kurie tavo veikloj užima labai daug smegenų tūrio ir parkės vyksta dėl jų 24/7. Čia turi minty būtent apie tą darbo savo etapą. Jo. Tai nors ir tos laisvės, kaip ir sakai, skamba tobulai, bet nepaisant to tikrai nėra viskas tobula ir tų parkių tikrai būna. Ir man atrodo, darbas savo, laisvadarbystė, ar kaip mes tai pavadinsime, freelancinimas, solo verslas, žodžiu, kad ir kaip tai be pavadintume, bet man atrodo, kad jis yra visada lydimas tam tikrų pokyčių. Ir kai yra pokyčiai, tai nėra taip, kad tu visada jautiesi kažkokiam saugumo lygmenyje tobulam. Tai visada yra kažkokių tai dalykų, kurie išbalansuoja. Tai šiuo metu galbūt toks pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduriu ir dar vis mokausi ir bandau perprasti, tai yra laisvadarbystė ir motinystė. Čia yra kitas aspektas, kaip visą tai suderinti. Ir tai yra turbūt ta tema, dėl kurios labiausiai ir parinuosi, bent jau šiame laikotarpyje. Bet kiekvienas laikotarpis, kai dirbi savo, yra, sakau, kažkuo tai įdomus, kažkuo tai dinamiškas ir pilnas iššūkių. Bet dabartinis, sakau, mano etapas tai yra tas nuolatinis parinimasis, kaip derinti tą darbą savo, motinystę, kaip paskirstyti tą laiką ir panašiai. Atradai kokią nors čia formulę? Jau. Turbūt pagrindinė formulė būtų, kurią po truputėlį išsigryninu, tai yra nesiparinti. Nesiparinti, kad kartais galbūt aš esu mažiau efektyvi kaip darbuotoja tam tikrais gyvenimo etapais. Ir tam tikrais gyvenimo etapais nesiparinti, kad aš esu mažiau gera mama pagal savo įsivaizdavimus. Tai tiesiog pasistengti nesiparinti. Ir jeigu man pavyksta, tai savo įkalti galvą, kad Indrė, nesiparink, šiandien tu būsi mažiau prasta darbuotoja, arba Indrė, tu šiandien būsi mažiau gera mama pagal savo įsivaizdavimą, bet nesiparink dėl to, tada aš jaučiu, kad mano diena einasi daug lengviau. Bet jeigu aš savo to neprimenu, tai viskas, aš užsisuku tose mintise, aš pradedu save kaltinti, pradeda kilti įvairios mintis ir tada viskas, atrodo, diena sugriūna emociškai. Ir geriausia dalis, kad darbuotoja esi pati savo, tai lūkestis, žinai, iš pačios savęs kaip ir iš vadovės savo, bet ir iš darbuotojas savo, iš to paties žmogaus kyla. Ar kada nors klausai savęs, kokia tu iš tikrųjų turi būti darbuotoja, kad tavo lūkestis būtų atitinkamas? Taip, klausiau ir čia tada aš įsigryninau, kad turiu savyje nemažai to perfekcionizmo ir kad aš noriu viską padaryti tobulai.
Ir faktas, turbūt jau visi žinom, kad perfekcionizmas į gerą neveda, ilgoje perspektyvoje tai į gerą neveda ir tada tenka tiesiog persidėlioti savo lūkesčius, susidėlioti realesnius lūkesčius, ko aš iš savęs tikiuosi ir šiek tiek tą vidinį perfekcionistą tam tikromis situacijomis nutildyti. Tai vėlgi, jeigu pavyksta tą padaryti, viskas super, bet tikrai būna dienų, kad nepavyksta to vidinio perfekcionisto nutildyti ir tada graužiasi, kad vis dar padarėjai netobulai, vis dar nepasieki to tobulo taško, kokį norėtum pasiekti. Tai kur tas tobulas taškas? Ko mes siekiam čia, Indrė, pasakyk? Manau, kad kiekvienam turbūt labai individualu, kur tas tobulas taškas yra ir aš manau, kad nors seniau tikėjau, kad įmanoma jį atrasti ir aš jį atrasiu, bet aš dabar suprantu, kad jis yra toks nuolat plaukiantis. Tai kartais jį pagaunu, bet kartais šiek tiek nueinu į vieną šalį arba į kitą šalį, paskui vėl aš jį pagaunu. Tai nemanau, kad įmanoma nuolat gyventi kažkokioj tai zen būsenai, nebent, aišku, išvažiuoji kažkur į Himalajų kalnus, atsiskiri nuo visų ir sėdi tylos stovyklai, gal tada ir įmanoma, bet ir tai teko panašią patirtį išbandyti ir supratau, kad ir ten nėra tos visiškai pilnai zen būsenos, bent jau pačioj pradžiai. Tai supratau, kad nebus tos pilnos zen būsenos, nebus to pilno balanso, atrasto, kuris nuolat bus ne kažkoks kaip tęstinis balansas, kurio aš laikysiuos. Ir kai tu tai supranti, šiek tiek turbūt atsipalaiduoji ir tada tai ir tampa tas tobulas taškas. Kad tu paleidi. Kartais tu paleidi tam tikrus įsitikinimus, paleidi tam tikrus lūkesčius, tam tikrus reikalavimus, iki, aišku, tam tikro lygmens. Praeitam epizode apie šitą patį momentą irgi užsiminiai sąmoningai suprasti, kokia yra ta mintis arba įsitikinimas, vedantis tave link parinimuose apie tam tikrą klausimą. Galbūt turi paprastų, greitų arba nebūtinai greitų metodų, kaip supranti, kad dabar yra tas verdantis dalykas galvoje tikrai ne į gerą ir kaip tu jį paleidi. Visų pirma, tai stengiuosi įsiklausyti savo kūną. Kažkodėl tikiu ir net per terapiją, kai seniau eidavau į terapiją, įsitikinau, kad kūnas labai daug mums pasako. Iš tikrųjų labai labai daug pasako, tai reikia įsiklausyti jį ir išmokti tą padaryti. Ir aš pradėjau vis dažniau bandyti įsiklausyti į savo kūną, į jo siunčiamus signalus. Tai stengiuosi šitą daryti ir klausyti savo kūną, man atrodo labai svarbu, nes jis tikrai žino, jis tikrai kalba, jis nemoka žodžiais kalbėti, bet jisai signalus gali pasakyti. Ne? Tai, man atrodo, šitas labai svarbus dalykas. Kitas aspektas, tai tiesiog, man atrodo, svarbu dirbti su savo mintimis. Mintis yra labai galingas dalykas, aš jau nekartą to įsitikinau, kad ir kaip aš gyvenime esu racionali ir man viskas turi būti pagrįsta moksliniais faktais, tyrimais ir panašiai. Bet kartais aš tikrai nuleidžiu rankas prieš tokius dalykus, kaip kad, pavyzdžiui, nežinau, čia buvo situacija, aš tiesiog pradėjau galvoti apie vieną renginį ir po savaitės aš gaunu pasiūlymą dalyvauti tame renginyje. Ir kaip taip gali būti? Racionaliu protu aš nesugebu to paaiškinti, bet tiesiog mintis, matyt, aš turėjau tas mintis, kad aš noriu ten dalyvauti ir aš kažkaip gal pritraukiau. Sakau, man net pačiai yra kartais keista apie tokius dalykus kalbėti, bet aš pastebėjau, kad tai suveikia, tai mintis yra labai svarbu. Ir tai, ką tu pati sakei per praeitą mūsų pokalbį epizodą, kad tai, ką tu galvoji, tą tu labai ir pritrauki. Jeigu tu, pavyzdžiui, galvoji, kad pasaulis yra blogas, tai tu pritrauksi tokius žmonės ir tokią nuotaiką aplink save ir atvirkščiai. Jeigu tu galvosi, kad pasaulis yra geras, bus maloniau pačiai gyventi ir daryti. Jeigu aš galvosiu, kad kiti galvoja apie mane, tai aš tiesiog suprantu, kad tai mane varžys. Aš nieko nepasieksiu, aš nieko nepadarysiu, jeigu aš taip galvosiu. Tai reiškia, aš turiu keisti tą mintį ir pasidaryti, susikurti savo tokią mintį, kuri mane išlaisvintų. Nes viskas priklauso, aš manau, nuo mūsų galvos, nuo mūsų minčių. Tai aš visada stengiuosi, jeigu aš pagaunu, kad kažkokia mintis mane riboja, stengiuosi ją pagauti ir pakeisti į tokią, kuri mane kaip tik išlaisvintų. Tai va, toks dalykas, tipsas man veikia, gal suveiks ir kitiems. Susikurti tokias mintis, kurios tave išlaisvintų. Turiu vieną iš klausimų į tą pusę susijusi, nežinau, ar galėsim gal kartu į jį atsakyti ar pabandyti kokiais nors pavyzdžiais papasakoti žmonėm. Ar gali susikurti kokią nors fizinę laisvę, nes, pavyzdžiui, tavo laisvė dirbti bet kada, bet kiek iš bet kur, su bet kuo yra tam tikra, žinai, fizinė lokacija, ne lokacija, bet laisvė, kurią gali susikurti.
Bet teisingai sakai, kad turbūt didžioji laisvė pirmiausia mūsų mintise yra. Tu gali turėti 2 eurus ir keliauti po pasaulį ir jaustis visiškai laisvu, laimingu žmogum. Gali turėti, jeigu iš tų fizinių, materialių dalykų, ten, nežinau, bet kiek, bet ko, milijonus sąskaitoj ir jaustis pačiu nelaimingiausiu, tą turbūt girdėsim bet kuriam motyvaciniam podcast'e, ar ne? Bet pabandykim čia panagrinėti, kokiu būdu tą laisvę mintise susikurti, kad net nereikėtų galvoti, kaip ten tų milijonų, nežinau, namų, mašinų ar kažko siekti, jeigu tai nėra siekiamybė. Tikrai sudėtingas klausimas, kur čia turbūt reikėtų jau psichoterapeutų įžvalgų, kaip dirbti su tomis mintimis, kad tą laisvę susikurti. Bet pagrindinė praktika, kuri man padeda, tai yra savistaba. Tik stebėti savo mintis. Dėl to, kad labai dažnai, aš pastebėjau ir pati, labai dažnai mes dėmesį nuo savęs nukreipiam kažkur į kitus. Ir tiesiog elementarus pavyzdys, kai aš pradėjau komunikuoti viešai, stiprinti savo asmeninį prekės ženklą, aš galvojau, bet tai va, tai merginai, kurią aš mačiau kaip siekiamybę, bet tai va, jai buvo lengviau. Nes jinai pradėjo, nes jinai turėjo draugų influencerių, jos ją pareklamavo ir viskas labai susuko lengvai. Jai buvo lengviau. Ir mano fokusas buvo nukreiptas į tą žmogų, bet ne į mane. Ir aš nestebėjau, kaip aš jaučiuosi, kad nesupratau, kad mano kelias yra individualus, autentiškas ir jis yra lygiai toks pats nuostabus. Gal man nepavyks taip greit pasiekti rezultatą, tai aš vis tiek jį pasieksiu. Ir va tas suvokimas, kad aš labai daug laiko žiūriu kitus, kaip jie daro. Labai daug laiko galvoju, ką jie apie mane galvoja. Tas dėmesys nukreiptas į kitus. Jaučiau, kad jis būtent ir sukuria man tos tokius limituojančius kažkokius įsitikinimus ir neleidžia man veikti. Ir tik tada, kai aš atsigręžiau save ir tikrai pradėjau praktikuoti tą savistabą, tada pradėjo keistis dalykai, aš pradėjau pastebėti, kiek aš turiu limituojančių minčių savo galvoje, kurios man trukdo veikti. Tai buvo siaubinga, tai buvo tikrai labai baisus suvokimas, kad aš savo galvoje turiu tiek minčių, kurios kiekvieną dieną veikia mane kažkaip destruktyviai. Ir tada, kai tu susipurti ir tu supranti, kad mano galvoje tokios mintis, tada tu pradedi galvoti, ką tu gali padaryti, kad jas pakeistum. Tai savistaba labai man veikia ir netgi taikiau tokią praktiką, aš kažkur internete perskaičiau ir išgirdau, kad, pasiskirti laiko per dieną ir, pavyzdžiui, pradžiai ten 3 minutės, tiesiog bandyti stebėti savo mintis. Visas 3 minutės stebėti savo mintis. Ir stengtis nenukreipti jų kažkur kitur, ten, į kitus, į socialinius tinklus, į televiziją, tiesiog būti su savo mintimis. Tai yra labai sunku. Man atrodė, čia tik 3 minutės. Labai lengva bus. Bet buvo labai labai sunku. Ir paskui tikslas yra tą laiką ilginti, kiek tai pavyksta. Bet tai yra labai sudėtinga praktika, bet būtent šitą praktiką man ir leido patirti, kokios destruktyvios mano mintis yra ir kokios yra apskritai jos ne apie mane, o apie pasaulį, apie kitus, apie kažkokius visiškai kitus dalykus, kurie man šiaip net neturėtų būti reikšmingi. Labai labai pritariu ir pakėliau čia liuksus, kaip pasakyti žodį savistaba. Man irgi labai padeda šitoje vietoje tuo metu, kai esu basom kojom ant žolės, būti tiesiog basom kojom ant žolės. Kai esu podcast'e čia, būti tiesiog podcast'e čia, o ne kažkur kitur. Aišku, mintis mūsų, kažkur čia girdėjau, kažkuriam pokalbį, neatsimenu, kas sakė tik tai, kad turim tokius 3 lygius savo mintyse. Mintis, įsitikinimai ir vertybės. Ir visi tie 3 lygiai veda mus link tam tikrų veiksmų. Vertybių sunkiausiai pakeisim lygmenį, įsitikinimus galim pakeisdami mintis, bet mintis užima daugiausiai vietos turbūt mūsų galvoje ir veiksmuose. Tai jeigu tas mintis gebam tokiais būdais, kaip tu ir įvardinai, pačiais paprasčiausiais, realiai tiesiog atsisėsti ir kiekvieno dienos savo kalendoriui turėti 3 minutės, 5 minutės, sąmoningai, nesąmoningai, suplanuotai, nesplanuotai, nesvarbu, bet turėti tas minutės pabūti su savim, kiek daug galim pakeisti ir savo laisvėje turbūt. Papasakok apie savo veiklos pradžią pačią, kokie buvo tie žingsniai, kurių ėmeisi. Tokie jau konkretesni, galbūt kažkas paims kaip pavyzdį, jeigu, nežinau, nebūtinai toj pačioj srityje norėtų kažką kurti, bet matom tave kaip pavyzdinę formulę laisvės siekimo, dirbti bet kada, kiek nori, su kuo nori ir iš kur nori, tai galbūt šitie žingsniai gali ir kažkam padėti. Jo, tai jeigu kalbam apie tą darbo savo kelią, laisvadarbystę, tai pirmas žingsnis tai išeiti iš samdomo darbo. Pakeisti aplinkai, kurioje aš esu ir čia pirmas svarbiausias žingsnis, nes jeigu aš būsiu kažkokia aplinkoje, kuri manęs netenkina, gali būti labai sudėtinga susikurti tą laisvę, kokios norisi. Kitas labai, man atrodo,
tas pokytis svarbus, kaip viskas klostėsi, tai buvo, kad visų pirma, mintis, ne? Tai vėl grįžtam prie tų minčių, kad pirmiausia labai svarbu dirbti su savo mintim, kadangi aš turiu daug ribojančių įsitikinimų, man nepavyks, aš per prasta ir panašiai, turėjau tokių įsitikinimų, tai dirbti su tomis mintimis ir keisti jas, kad man pavyks, kas yra gerai, aš esu pakankama, tai šitas labai dalykas jis paskatino pradėti, o tada aš tiesiog pagalvojau, kad jeigu aš padedu kitiems savo klientams komunikuoti socialiniuose tinkluose, stiprinti jų asmeninį prekės ženklą per socialinius tinklus, tai kodėl aš savo negaliu to pritaikyti? Nes aš suprantu, kad tai man atvers labai daug galimybių. Tai tada padirbu su tomis baimėmis, supratus, kad jos yra nepagristos, aš ir pradėjau kelti tą turinį, tai mano pirmieji žingsniai buvo pradėti kurti turinį socialiniuose tinkluose, kalbėti apie savo veiklą, apie savo sritį, edukuoti žmonės šitą temą, socialinių tinklų būtent temą. Ir po truputėlį mane pradėjo atrasti vis daugiau žmonių, jie pradėjo kreiptis dėl mano paslaugų ir paskui iš tikrųjų tas ratas susisuko, nes pradėjo ir tada jie rekomenduoti mane kitiems, tada tas atsirado dviejų pusių klientų srautas, tai iš rekomendacijų, o kita pusė tai buvo iš tiesiog socialinių tinklų žmonės, kurie mane atranda. Ir žodžiu, ta veikla tai po truputėlį įsisuko. Tai tas po truputėlį tęsiasi 4 metus, nes prieš 4 metus aš išėjau iš samdomo darbo, tai per 4 metus viskas taip ir įsisuko. Atsimeni, ar buvo koks nors momentas, kai supratai, wow, čia dabar yra tai, ko noriu, tai, kas patinka ir dar ir laisva jaučiuosi. Nes turbūt, žinai, ten pirmom dienom pradėjęs daryti savo veiklą arba komunikuoti apie save, arba, žinai, tavo atveju padėti kitiem komunikuoti apie save, nebus ten, kad po 3 dienų jau ateis lemputės momentas, bet atsimeni, galbūt buvo koks nors toksai atsisėdimas ir suvokimas, čia yra tai. Tai buvo, tai aš atsimenu, tuo metu dar irgi keliavom Azijoje ir aš pradėjau jau tada komunikuoti. Ir berods po 1,5 mėnesio mano komunikacijos, aš 1,5 mėnesio taip nuosekliai kėliau įrašus, gavau pirmą užklausą, kad, žodžiu, Indrė, norime su tavimi pasikonsultuoti. Tiesiog nusipirko kažkas mano konsultaciją. Ir tada mes susiskambinom, aš buvau, atsimenu, Tailande tuo metu, ten buvo su ryšiu šiek tiek trukdžių, labai ten jaudinausi, bet, žodžiu, viskas kaip ir sklandžiai pavyko. Aš vedžiau tą konsultaciją ir po tos konsultacijos užverčiau kompiuterį. Pakeliu galvą, ten aplink mane buvo palmės, tuomet labai gražiai vietai buvau, kaip tik taip sutapo. Ir aš pagalvojau, wow, čia yra ta svajonė, kur aš seniau žiūrėdavau kitų žmonių, amerikiečių YouTube blogus, jie taip gyvena ir man atrodė nepasiekiama, o dabar aš jau kaip ir pradedu tai turėti. Tai viena vertus man labai patiko pats konsultacijų formatas, jaučiausi, kad aš ten save labai gerai realizuoju, bet kita vertus ir pati ta aplinka kažkaip labai įkvėpė. Tai šitą tikrai labai ryškiai momentą atsimenu kaip tokį kertinį, o kitas buvo, kai jau grįžau į Lietuvą ir mane pakvietė skaityti pranešimo ten grožio meistrų konferencijų. Ir tuo metu ten turėjau labai daug dilemų, dalyvauti ar nedalyvauti, nes tuo metu grožio meistrai kaip ir nebuvo mano ten labai tikslinė auditorija, bet aš nusprendžiau tiesiog dalyvauti dėl patirties, dėl viešo kalbėjimo būtent patirties. Ir aš tada sudalyvavau toj konferencijai, perskaičiau pranešimą ir irgi atsimenu, baigėsi mano pranešimas, aš atsijungiu ir galvoju, atsisėdau, atsilošiu ir galvoju, wow, man labai patiko dalinti savo žiniomis ir vesti mokymus. Tai 2 tokie buvo kertiniai dalykai, kuriuos supratau ir šiaip sakyčiau, pakankamai greitai aš juos pajaučiau. Vienas buvo po 1,5 mėnesio nuo komunikacijos pradžios, o kitas ten maždaug už pusmečio. Kaip puikiai tave suprantu, aš po kiekvienų mokymų atsisėdu tokia ir galvoju, wow, tai tikrai labai geras jausmas. Nuo pačių pirmų, kaip ir sakai, tų amerikiečių YouTube video, kur atrodo svajonių nerealus ir nepasiekiamas gyvenimas lietuviai, iki dabar, kiek visame šitame kelyje tavo gyvenime yra planavimo? Yra planavimo nemažai. Aš galbūt visada parinuosi, kad aš blogai planuoju. Turiu tokį dalyką, kad man atrodo, kad aš blogai planuoju ne pagal blogą metodą galbūt kažko aš nežinau, tai atsiranda tas toks parinimasis, bet kita vertus, kai aš taip tiesiog paprastai pagalvoju, aš visada planuoju, aš visada turiu notesus, ar tai ant lapo kažkur aš rašydavausi ant lapo, dabar aš turiu notesus, aš visada rašausi, kiekviena mano dienos valanda, jinai būna kažkam paskirta, aš tiesiog turiu tokį hobį, sakykim taip. Nes tada aš aiškiai žinau, kaip atrodys mano diena, aš aiškiai žinau, ar aš tikrai viską suspėsiu ir man pasidaro gerokai lengviau.
Bet sakau, visada yra tas šalia mano, kad turbūt dar nepakankamai gerai planuoju. Tai visada yra dar ta mano pusė tokia, kur aš bandau kažkaip irgi su ją dirbti. Perfekcionizmo vis kaip čia, pakovoji, girdžiu iki šių dienų. Taip, perfekcionizmas ir ne tik darbe pasireiškia, bet net ir tiesiog elementariam planavime. Jėga. Tam tikrą prasme jėga, žinai, svarbu pripažinti ir suprasti, ką su to galima daryti ir keisti. O kalbant apie ateities planus, koks dabar Indrės planas gyvenimas artimiausiai ateičiai? Geras klausimas dėl to, kad dabar tai esu paleidus tokius visokius planus konkrečius. Tiesiog dabar tikslas yra auginti veiklą. Tai auginti veiklą, pradėti dirbti su norimais projektais, skaityti pranešimus ten, kur noriu skaityti, tai turbūt tokie dalykai. Bet pagrindinis fokusas, į kurį turbūt orientuosiuosi bent jau ateinančiais metais, tai bus turbūt mokymai ir viskas, kas susijęs su mokymų vedimu. Nes jaučiu, kad tai mane tikrai labai stipriai motyvuoja, labai gerai pakrauna ir norėtųsi save dar labiau šitoj srityje realizuoti. Na ir pabaigai įsivaizduok, kad dabar prieš tave stovi viso pasaulio žmonės, kurie bando siekti savo kažkokios laisvės, bet yra tam tikrą prasme įkalinti arba savo mintise, arba savo veiksmuose, arba savo erdvėje, fizinėje. Ką tiem žmonėm pasakytum? Koks įpareigojantis klausimas. Tik įsivaizduok, čia nerandu, čia tiesiog įsivaizdavimas. Taip. Tai pirmiausia, taip pasakyčiau, kad yra labai svarbu atsigręžti save. Ir iš tikrųjų tą savistaba, kurią mes jau minėjom, pritaikyti, kaip pavyksta, kaip norisi, kaip patiem geriausiai jaučiasi, bet nepamiršti atsigręžti save, dirbti su savo mintimis. Ir turbūt pagrindinis dalykas tai yra daryti. Daryti ir nesustoti, nuosekliai daryti, nes tikrai nėra paprasta ir tikrai nėra lengva siekti savo tikslų, savo norų, savo svajonių. Visi susiduria su iššūkiais, visi susiduria su akimirkomis, kai norisi viską mesti ir tiesiog nebedaryti, kai atrodo, kad galbūt tai yra ne man, aš esu per prastas, aš per mažai žinau, per mažai moku ir taip toliau. Bet man atrodo, net ir tomis akimirkomis svarbiausia yra priminti savo, kad aš turiu tiesiog tai padaryti, kad ir koks ten būtų darbas. Tiesiog vieną žingsnį bent jau žengti. Ir kartais, kai žengi tą mini žingsnį, pasikeičia nemažai dalykų. Ir tu supranti, kad visgi viskas yra įmanoma. Tai nesustoti ir daryti, nelaukti kažkokios stipraus motyvacijos pliūpsnio ir nevadovautis tik tai tuo, bet tiesiog stengtis daryti nuosekliai. Tai turbūt toks pagrindinis mano būtų patarimas, kuriuo aš pati irgi vadovaujuosi savo veikloje. Įsivaizduok dabar visi tie pasaulio žmonės, kurie ką tik mūsų vaizduotėje stovėjo priešais tave, ėjo ir padarė pirmą žingsnį, koks pasaulis būtų kitoks. Tada būtų, manau, kad daug maloniau gyventi visiems, nes visų pirma, tai visi jaustųsi gerokai laimingesni. O kas nutinka, kai mes esame laimingi ir patenkinti savo gyvenimo kokybę, mes siekiam savo tikslų, mes tada mažiau žvalgomės į kitus, mažiau yra heiterių pasaulyje. Tai mes tikrai tada turėtume daug mažiau heiterių, nes man atrodo, iš kur atsiranda tie negatyvūs komentarai arba galbūt negatyvios mintis apie kitus. Jeigu aš tik pagaunu, kad aš turiu kažkokią negatyvę mintį apie kitą žmogų, aš iš karto žinau, kad Indrė, reiškia, tu esi kažkur nelaiminga, kažkas yra ne taip, tu kažką turi keisti. Tai yra man pirma indikacija, kad aš esu, galbūt savęs nerealizuoju kažkaip taip, kaip norėčiau. Ir aš iš karto klausiu savęs, ne apie tą žmogų toliau galvoju, bet tada vėl atsigręžiu save ir kalbuosi su savim. Tai kas yra man negerai, kad man kliūna kiti žmonės. Tai aš manau, jeigu visi žengtų tą pirmą žingsnį ir siektų savo svajonių ir bent kažkiek jas pasiektų arba pajaustų tai, kad aš galiu tai pasiekti, mes turėtume daug mažiau negatyvumo pasaulyje. Norėtųsi apie heiterius dabar atskirą dar padaryti laidą, bet labai geras mintis, auksiniai žodžiai. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Dovilė, už kvietimą. Planas gyvenimas kalba apie asmeninį produktyvumą ir projektų valdymą komandose. O šis podcastas yra galimybė mums visiems, besiklausant kitų žmonių laisvės formulių, pabandyti atrasti savo planą gyvenimą. Jeigu įdomu, kviečiu klausyti, komentuoti, laikinti, subscribinti, sharinti, rašyti mums laiškus ir klausimus ir su nekantrumu laukti vis kito ir kito epizodo. Iki greito.